Sveiki visi, su jumis Nikis. Ačiū, kad mane žiūrite. Ir šiandieną mes žaidžiame Plants vs Zombies. Tai yra žiauriai geras žaidimas. Aš žaidžiu ant PC, dabar atsisiunčiau ant planšeto. Ir jis yra žiauriai įdomus. Tipo, pasaulyje okupavo ten kažkokie lochai zombiai. Tu ten gyveni kažkiam name. Ir sodini gėlės, tos gėlės šaudo, ten valgo, daro ten nesąmonės, tie zombiai tai puola, jūs pamatysite viską. Tai vat, žiauriai įdomus žaidimas, gerai. Taip, tipo dabar turime įvesti savo nickname'ą, tai pasivadinsim, ką žinau, Agurkas. Agurkas, okei. Welcome back, Agurkas. Va čia parašyti Agurkas. Welcome back, Agurkas. Okei, lošiam Adventure. PopCap Presents. Plants vs Zombies. Nu čia va. Ta prasme, HD geimas žiauriai įdomus, žiauriai kietas ir jūs viską pamatysit. Štai mano namas, štai pirmieji zombiai, žiauriai lėvė ir štai pirmasis takelis. Ir čia yra pats pirmasis mūsų plentas, paspaudžiame ir čia statome. Todėl jau renkame šitas širdelės, ne širdelės, o saulutės, viena saulytė duoda 25 ir šita gėlytė kainuoja 100 tų saulyčių ir mes vėl pastatome ir vėl renkame saulytės, po to mums duos tokią gėlę, štai jau zombis eina vienas ir štai, kapoja jį, jam krenta rankos, kojos, galva nukrito ir čia tikrai lievas zombis, jis nieko beveik negali padaryti. O dar pastatome 3, apšiai nieko negalės padaryti. Ir tokius gėlės, ten bus dar naujesni zombiai, ten bosai bus visokie achievementai, dar naujų gėlių, ten gėlių yra apie 60, kiek girdėjau. Statome. Na štai ta gėlė, kuri mums gamins saulutes, po 25. Ir jinai kainuoja 50 saulučių. Ne tai, kad mums iš oro tos kris, bet jinai dar mums davinės. Va, kame prikolas. Agurkas house. Va, matote, dabar mus paus daugiau zombių, dar 3 takeliai atsiranda. Štai, išsirenkam gėlę ir ją pastatom. Rekomenduoju ją statyti pirmose eilėse, nes tada, nes jinai nieko, apart šito saulyčių gaminimo, daugiau nieko nedaro. Tai va, toliau matote, čia va stovi šitos žoliapjovės. Tai jeigu galiausiai zombiams pavyksta prasibrauti pro visas gėlės, apsaugas, jos tada pradeda važiuoti ir ištraiško visą eilę zombių. Tai čia kaip bonusas, kaip dar vienas šansas. Va. Bet kitose lygiuose, čia dar mums nešviečia per šį epizodą pasiekti šitą lygį. Bet čia dar bus baseinai, ten reikės pirkti upgrade'us. Žiauriai įdomu bus. Jo, geras žaidimas. Gera muzika svarbiausia, dar labai geras dalykas, kad muzika eina šiek tiek ten pastačiau biškį. Tai, kaip eina, kerta. Kirsk. Gerai, kad, matote, tos gėlytės mums gamina viską. Ir nereik laukti, kol diena mums pagamins. Kai iš oro iškrenta gėlytė, aš vadinu, kad diena gamina, nes ką žinau, kaip kitaip pavadinti. Saulė gamina, ką žinau, aš taip vadinu ir viskas. Po to čia bus dar vienas takelis ir dar vienas, ir čia bus viskas.
Po to bus su to baseinu ir po to dar kariausim ant stogo. Va, čia, ant stogo. Ta prasme rodys stogo mapą, ten reikės statyti tuos vazas su žemė ir tada ten reikės būt, jo. Jas reikės sudinti. Nu, čia papildomai reikės statyti, nes ant stogo žemės nėra. Final vave tai reiškia galutinė banga, tipo, kad jie eina didžiausių įkarščių. Štai kiek jų daug išėjo. Ir jeigu žaidėte ant kompo, tai matote, kad čia yra krūmai. Čia yra kažkokia naujesnė versija, kur yra krūmai, nes ant senesnių versijų jų nebuvo. Ir čia grafika tokia kieta. O, čia yra vyšnia, kurią pastatai ir jinai po kokių 2 sekundžių sprogsta. Nu, jinai žiauriai geras dalykas, bet gana brangi, tai yra 150 žvaigždučių, bet problema tame, kad jinai žiauriai lėtai kraunas. Ok, dabar mums atsirakino tokie zombiai kaip su plasmasiniais šūdais ant galvos. Tai yra stipresni už tuos, jie turi apsaugas ant galvų ir jiems įveikti reikia 2 šitų vamzdžiagelių, kaip aš jas vadinu. Nes aš nežinau, kaip jas kitaip vadinti. Šiet ateina zombijų. To mes pririnksim greičiau pririnksime. Na štai. Ir filmuosiu šitą žaidimą tikrai iki galo jaučiu, nes jis žiauriai geras, įdomus. Ir čia tik dabar atrodo, kad taip lengva, bet po to ten vaikščios didžiuliai troliai, kurie ten viską traiškis. O pabaigos bosas iš vis ten žiauriai bus žiauriai. Jūs ten viską pamatysit. Nes ten rimta, macai jau biški nusiboda filmuoti, vien tik macai filmuoju. Nu tai čia yra nesąmonė. Tai reikia kažkokios žaidimų įvairovės. Tai va dabar CS pradėjo filmuoti. Plants vs. Zombies. Siūlykit dar. O, va, ateina šitas šūdžius. Ok, šaudame jį. Štai, matote, jis turi apsaugą. Dabar ta apsauga jo lūš greit. Jau pradeda lūšt. Kreivėja, nukrenta. Ir tada jis pavirsta į paprastą zombį. Ir nukrenta. Visio. Susmunka man ant kelių. Ok. Įdomu, ką kitą atrakins. Man rodos, turėtų atrakinti apsaugas. Jo, man rodos, apsaugas. Jop, apsaugas. Ok, visio, man užteks tiek, kiek mes statom. Dabar, jei norite, galiu parodyti, ką daro šitą vyšnę. Štai. Pastatom. Pyst, mlėti. Ir sprogsta. Matot, kietas dalykas. A ne, man rodos, kitą turėtų atrakinti tokį miną. Jo, miną. O, final wave. Nu, jūs pamatysit, ką jinai daro. Geras dalykas, geras. Ok, viso neberenku man tų saulučių, nes man jų nebereikia. Dabar jau tegul gėlės kovoja už savo laisvę. Bet koks aš geras šeimininkas. Aš jas sodinu, nelaistau. Vamzdžiagėlės. Ok, jo atrakina mums antrąją šitą riešutą apsaugą. Ta prasme, kai zombis prie jos prieina, jis ją žinoma ėda, bet jis ją ėda gana ilgai. Jo. Labai ilgai ją ėda ir yra antrojo lygio šita apsauga, jinai yra daug didesnė ir daug stipresnė. Daug stipresnė. Bet ją gausim tik vėliau. Na štai, mums jau 5 takelis atsirakino, dabar jau lošim polnai. Ok. Let's plant. Ok, dabar bus normalus žaidimas, įdomus žaidimas, viskas ok. Davai. Dabar gausim daug saulučių
ir eis daugiau zombių. Ok, dabar varo zombiai. Pirmasis, žinoma, atvaro šitas lochas. Jo, eisim ilgą šio žaidimo istoriją. Tikrai truks žiauriai daug epizodų, nes čia žiauriai daug lygių yra. Nakties lygis ten žiauriai sunku, vapšė ten saulutės beveik nesigamina. Ten grybus reikia statyti, kad jie gamintų tau kažką ir, žiauriai ten įdomu bus, pamatysit. Įdomu tikrai. Čia yra netgi atominės bombos gėlė, ne, grybas tai yra. Grybus mes galėsim statytis tik naktį, nes tik jie naktį gali augti, nes kaip ir per MC įstatymą grybai tipo gali augti tik tamsoj, ten tik tamsoje ir būna, ir todėl čia kažkas panašaus yra ir ok. Tai va, įdomu, bet aš nenoriu jums nieko pasakot labai per daug, kad po to būtų įdomu, ten žiūrėt. Ir daryt. O, ateina. Kaip čia jį pavadinus? Plasmagalvis. Plastmastgalvis. Karočią kalbėti nemoku. Plastmasė galvis. Jo. Ok. Jėj. Va, galiu iškart parodyti, ką daro šitas š. Va, matot, prieina jis prie jo. Ir ėda, ir jis įėda žiauriai ilgai. Ir kol jis ėda, kiti plentai gali jį šaudyti, žudyti. Ir pizdavotis iš jo. Ir matot, jis nifiga nepasikeitė. Jis ten po to pradeda jau ten skilinėti ir galiausiai jį žinoma suvalgo. Nes jeigu jo nesuvalgytų, tai būtų visiškai neįdomu žaisti. Jo. Tai čia. Žinoma, kad jį turėtų kada nors suvalgyti. Visio, mes apsisaugojo totaliai. O kitose lygiuose atsirakinės tokie žmonės. Ne žmonės, o zombiai. Su kibirais ant galvų. Va ten tai žiauru. Ok, aš esu agurkas, this is agurkas, davai kovokit plentai. O matot, žralina, jis jau biškiai skilo ir jau tokie morda jo feisas pasikeitė, bet jums nesimato. Kuo daugiau jis suvalgo, tuo daugiau jo feisas skyrės, tai tipo, dabar jis buvo toks paprastas, o dabar, kai jo biškiai atsikando, jo feisas, o blėt, ne, mane valgo, ne, aš įskilau. Tai supratot. Gerai, čia galutinė banga. Tipo labai žiauri banga. Ok, nežinau, kam aš renku tą žvaigždutės, jau turiu 500 PM. Zajebys. Ok, все. O, mes atrakinam kastuvėlį. Yra, nežinau, gal, yra gana naudingas. Shovel yra gana naudingas daiktas, tai žiūrėkit, ką jis daro. O, čia yra crazy kažkoks lochas ir... Jo, Crazy Dave'as, va. My name is Crazy Dave. But you can't just call me Crazy Dave. Listen. I've got a surprise for you. But first, I'll need you to clear your lawn. Use your shovel and dig up these plants. Let the digging comment... Kažkokia nesąmonė. Žiūrėkit, paimam šitą ir nutraukiam, patraukiam. Patraukiam ir все. Oh, Goddy, now for the surprise. We are going bowling. Oh, bowlingas.
Here takes this walnut. Nu ir tingiu skaityt. Because I am crazy, blėt. Okay, now go bowl we a winner. Okay. Žiūrėkit, tipo zombiai eina, o mes mėtome juos šitus Nu, jūs dabar pamatysite. Žiūrėkit, zombis eina, pyst paėmam, pyst metam ir jį numuša. Čia yra sprokstantys, jų aš nenoriu dabar naudot, nes jie yra gana vertingi. Šitas lochas eina. Pofik panaudojam, pročiai. Kad šitą numušt reikia 2 kartus į jį paleisti paprastą walnutą. Ir pyst nužudam, matot. Pyst. Ir kečiausia tai, kad vienas walnutas gali nužudyti net kelis zombius. Pyst. O, matot. Jis atsimuša nuo vieno zombio ir gali muštis į kitą zombį. Kai aš nenoriu raudonų naudot, nu ko iš čia mane provokuoja. O, matote, kaip numušė? Gerai čia. Kietai. Kietai. Ok, nu panaudojam vieną kartą. Aš jau vis tiek dafiga turiu. Tokšt. Aš žiauriai taupus žmogus. Ta prasme, aš visiškai netaupus žmogus, nes man 5 litų padovanojo, po savaitės jau nebėr, bet vis tiek žaidimuose aš esu taupus. Bent jau šitame žaidime. Eina karoči, ne ten spaun. Tai jo, šitą dažaidžiam ir manau jau baigsiu šį vaizdo įrašą, nes šiandien jau keliu 2 kartą. Blet, kam aš jums pasakiau? Ai, pofik. Eina šikt. Karočią, reik baigti taupyti. Čistą aš per daug taupau. Ja. This is Sparta. Wow, kaip numušė. Ok, čia galutinė ataka. Mušam visur nafik. Nafik. Ok, все. Laimėjom. O, ir čia yra mina. Jis kainuoja tik 2-5 saulutės. Mažai. Explode on contact, but takes to arm itself. Ai, nu tipo, jinai ten turi sproksta, kai turi kontaktą su zombiu, bet tam jai reikia laiko, kad jinai tipo turi pasikrauti. Bet jinai kraunas apie, ten 15-20 sekundžių, aš neskaičiavau. Ok, tai все, baigėme, karočią, aš esu Agurkas. Ačiū, kad žiūrėjot Agurką. Spauskit like, dalinkitės. Turbūt susikursiu akauntą Agurkas. Agurkas.lt. Ok, tai ačiū, kad žiūrėjot, subscribinkit, laikinkit, komentuokit, dalinkitės. Aišku, nebūtinai. Tiesiog žiūrėkite. And enjoy. Welcome back, Agurka. Все, ate. Geros jums dienos.